ką, chebrytė, jaučiantis medienos kvapui ir gyvinų skoniui. Matot, kokie šiandien orai pas mumis. Nelepina jau visą savaitę. Kur buvęs, kur nebuvęs, tai sniegas. Va. Vakar norėjau padaryti biškį informacijos, kaip viską renkam. Vakar tik pradėjom statyti gegnes. Tai va, šiandieną jau po biškį įsibėgėjom. Biškį papasakosiu, kaip mes visą tą reikalą atliekam. Ką turim? Šitam projekte biškį naudojam eilinę sistemą. Šiaip dažniausiai visą medieną susipjaunam apačioje, tik tada keliam į viršų ir montuojam. Bet čia prieš rinkdami žiedą, visą perdami žiedą, su nivelyru pasitikrinam aukščius, tai likom nemaloniai nustebinti. Žodžiu, mūro žiedo aukštis plaukiojo ten iki 2 cm. O mum su tokiu sumuštiniu nelabai yra galimybė ir kažką lyginti. Čia va yra ant mūro padėta perdanga. Tai žodžiu, esame išsitemdę šniūrą. Va taip va, kiekvieną gegnę matuojam pagal faktą. Matuojam čia aukštį. Susirašom ant medienos aukštis, kiekvieną gegnį individualiai sužymima. Ir tada pjaunam ir matuojam. Taip, matot, pagal siūlą viską ir leidžiam gražiausiai. Nebereikia paskui stogų lyginti. Tai va, čia mūsų vakarykštis rezultatas. Pasidarėm šitą šlaituką, susistatėm valmenes. Šiandieną čiupsim va čia, pjausim šitą visą kraštą. Labai daug laiko atima tokie vidiniai susikirtimai. Čia va dar ant krėslo dedasi 2 capai po kampu. Žodžiu, yra ką veikti. Tai va, aš jums parodysiu, kas čia mums taip ir labai rina laiką. Tai va, vienas gegnės galas turi būti užpjautas po kampu, kuris eina į valmą. Tada eina krėslas ir kraigas. Na ką, šiandienos tikslas kaip ir įvykdytas. Dienos pradžioj taip ant klaustuko galvojau, kažin ar man čia pavyks. Bet va, štai ir surinkome šitą kraštą. Paskiau dar nusimato čia prieš parinkimas papačia, nes šitos gegnės svorio tikrai net laikys, nes stogo danga bus čerpė. Tai čia va tarp atramų gaunasi beveik 5 metrai, tai geglė tikrai pavargs. Žodžiu, čia paskui išsitiesinsim, padarysim dar vieną krėslą papačią. Na ką, paskutinis sunkus pagalys valiojasi. Tuoj mes jį sudorosim.
baigėm su tamsa jau darbus, tai nebeįsitraukiau kameros. Nebebuvo kada, sėdom tiesiai mašiną ir išvažiavom. Tai va, vakar pasistatėm čia šitas dvigubintas valymas vadinamas. Vieną, antrą, ten trečią, ketvirtą. Dabar renkamės čia gegnės. Vyrai apačioje atitraukinėja stelažus, nes iš pradžių pasistatom palei namą, kad būtų lengviau rinkti perdangą. Perdanga, kadangi jau surinkta, ruošimės gegnių galų užpjovimam. Tai atsitraukiam stelažus nuo namo. Nu va, nebedaug ir beliko gegnyčių. Žiūrėkit, taip atrodo mūsų stogas iš po savaitgalio sniego. Penktadienį jau kameros nebeišsitraukiau. Tai būna, kai prisiperki kinietiškų baterijų. Gavo truputį šalčio, visas peršalo. Pradėjo kamerą išsijunginėti, tai va ir nebenusfilmavau mūsų gegnių rinkimo pabaigos. Tai va, stogas atrodo daugmaž taip. Šiandien turim begalę šlavimo. Norim nusišluoti visas gegnes, nes pietų rodo po truputį pliusas, naktį vėl minuso, tai kad neapšaltų, nepledytų, kad galėtumėm tęsti darbus. Iš tos pusės tau tik. Gero, rytoj jau pradėsim su plėvelė dirbti. Vėjas didžiulis šiandien vėl. Oi, pučia smarkiai. Ir šaltas vėjas. Ir kaip suošvienį kambarėlis gavosi, tu galvoji, kad visai neblogas. Čia net 10 ošvinių suguldytum. Gerų ošvinių, aišku. Kas ten vyksta? Iš esmės viską reguliuosite jūs. Jūs sakysite tam pačiam Jonui, groti, kokio šilis, kūrinį padaryti, kokia kalba jis turėtų skambėti, kokiu greičiu.